Tai Remigijau, šiandien norėčiau pakalbinti tave augimo reguliatorių tema. Tai mūsų augimo reguliatoriai yra tas modus startas, visiems žinomas modusas. Tai pradžiai gal apie patį modus startą, sakyk, klausimas ūkininkam dažnai iškyla toks, kuo skiriasi nuo paprastų modusų ir modus startas? Tikrai dažnai iškyla tas klausimas, nes rinktis reikia ir startas šiek tiek turi aukštesnę kainą, bet kuo skiriasi startas nuo paprasto moduso? Na, veiklią medžiagą, jau pažiūrėsime, etiketė yra ta pati, 250 gramų trineksapak etilo, bet skiriasi formulacija. Yra dispersinis koncentratas modus starte. Jis produktas yra pagamintas taip, kad būtent tam pirmam purškimui, kadangi yra jo geresnis padengimas ant augalų, pavasarį mes dažnai turime tokį vis tiek retesnį pasėlį, dar tiek žalios masės neturim, tai tas modus startas idealiai tinka tam. Ir kitas labai didelis jo privalumas, kad veikia prie žemesnių temperatūrų. Na, aš norėjau tą ir akcentuoti, nes būtent ir tie mūsų pavasariai dažnai šalti, sausi, tai ką tu apie temperatūras, kokios ta optimali temperatūra arba mažiausia, kada jau modus startas veikia? Būtent panaudojant modus startą vieną, tarkim, tai užtenka 5 laipsnių dienos metu, aišku, kad nebūtų šalnų, čia jau kas be ko. Ir jis yra tikrai nepraranda savo efektyvumo. Ir dar ką norėčiau pabrėžti, tą trineksapak etilą, kaip ir tiek modus starte, moduse, kad ši veikli medžiaga pasižymi labai ilgų veikimų, iki 14 dienų, lyginant su konkurentiniais produktais, ten jie turi 3, 4, 7 dienas. Ir būtent jeigu mes pavasarį anksti purškiame, ištaikome tokią dieną, tarkim, ir po to kokią vos ne savaitę turime labai prastų orų, tai kiti produktai tokį kaip fitotoksiškumą padaro, augalai sušviesėja, sustresuoja, bet modus startas to pasižymi, kad ir to streso nebūna ir tikrai yra puikus jo panaudojimas tam pirmam būtent purškimui iki bamblėjimo pradžios. Taip, o dabar sakyk, pavyzdžiui, mišiniuose yra dauguma ūkininkų naudoja CCC tos produktus, tai sakyk, tas modus startas kaip maišyti su juo? Na, modus startas mes irgi rekomenduojame, jeigu reikia šiek tiek pastiprinti tą pirmąjį reguliavimą arba šiek tiek jau galbūt vėluojame, jau labiau į bamblėjimą. Mes tikrai į bamblėjimą pradžiai rekomenduojame maišyti su to pačiu chlormekvat chloridu. Bet jau aišku, norma nedėti ten litrą pusantro, bet tarkim pusę litro yra tikrai pakankamas kiekis. Ir modus startas pasižymi tuo, kad jis padeda tam kitai medžiagai patekti į augalą, labiau įnešimą padidina. Taip yra tikrai gan neblogas mišinys. Žodžiu, sinergija gaunasi tarp tų dviejų produktų. O dabar, sakyk, temperatūra, jeigu tas, kiek, sakykime, cikocelių produktas, tai vis tiek jam reikia 8-10. Jo, tai tada turime tą temperatūrą derinti šiek tiek ir prie cikocelio, tarkim. Turime, kad būtų bent jau 8-10 laipsnių temperatūros. Supratau. O dabar, sakyk, dar kitas klausimas už ūkininkų kyla, ar į tą mišinį tų dviejų produktų dar galima dadėti, pavyzdžiui, herbicidą, jeigu sutampa purškimo laikas? Na, tai dažniausiai, jeigu kviečiuosi būna balandžio galas, tas purškimą atliekame, be abejo, jeigu iš rudens buvo nepanaudoti herbicidai jokie, tai yra didelis piktžolių spektras. Mes ir tų kartų tikrai rekomenduoju naudoti avoksą kartu su partneriu ir padaryti tokį mišinį, tarkim, tą patį modus startą su CCC. Bet jau tada tokią mišinį nedėti jokių trąšų absoliučiai. Ypatingai pavasarį atrodo, tie ūkininkai viską žino, bet vis prisigalvoja karbamido. Tai pirmi purškimai karbamidas tikrai to vengti, mišinys jau be trąšų, tiesiog tos veikliosios medžiagos. Šiek tiek pastresuos, bet tą stresą ar taip sukels herbicidai. Kad ar bus ar nebus tas startas, tai čia labai didelio skirtumo nebus. Supratau. O dabar toks klausimas dar iš modus starto. Ūkininkas klausia, jeigu, sako, turiu likutį ir dabar antram augimo reguliavimui, ar galiu panaudoti tą modus startą? Modus startas dar turi taip, kad jis turi dukartinį panaudojimą. Ta prasme, tą pačią 0,3 normą galime dalinti į 2 kartus. Tai, jeigu nepanaudojam pirmam, tai galime pilną normą atiduoti antrų purškimų. Bet vėlgi čia išlieka jau tokia rizika, kad jeigu mes maišysim ypatingai su triazoliniais fungicidais, jeigu čia darysime tą pirmą ir purškimą fungicidinį, kad gali būti, toks biškį ir lapų padeginimas galbūt.
kadangi modų startas įneš labiau į lapą tą patį fungicidą, jo veikliojo medžiagai. Bus jo koncentracija jos didesnė lapė, tai va tokia rizika galbūt išlieka. Supratau, bet tai turbūt labiau gal įtakos ir oro sąlygos, ir tas augalo stiprumas ar išsivystymas. Taip. O dabar sakyk, paskutinis klausimas apie paprastą mūsų modusą, visiems gerai žinoma, o mišiniai dabar su juo. Jokių apribojimų turbūt nėra, nebent tik tais, kaip tu minėjai, dėl trąšų galbūt. Na, mes modusą tai maišom ir su fungicidais, ir su herbicidais, be abejo, ir pridedam trąšų, ir mikroelementinių trąšų. Tam pirmam, antram purškimui, kaip mes darome, modusą kada panaudojame? Iki antro bamblio, tarkim. Mes jau nevėluojam, nors turim registraciją iki 4 bamblio, bet tą trumpinimo efektą geriausia gaunam iki 2 bamblio. Tai ką mes tuo metu pridedame? Tarkim, manganą, cinką, varį, galime tas trąšas taip. Dar aišku, toks gal nepopuliarus klausimas, bet yra ūkininkų tarpe, kas vis paklausė, prie to paties moduso, antrą darant purškimą, yra noras įdėti cikocelio to paties, sakykime. Ne, jau tokiu laiku tikrai nerekomenduočiau. Užtektų moduso, norma 0,3-0,4 kviečiams. Tikrai yra pakankama norma ir to cikocelis, tarkim, tas jau gali turėti neigiamą įtaką augalų tolimesniam vystymuisi. Supratau.